Sveiki, sveikučiai. Dar kartelį užsukę į mano erdvę, mano vardas Jurgita ir šiandien aš pakalbėsiu apie meditaciją, bet pradėsiu galbūt nuo truputėlį toliau, kodėl aš vis tik kalbu apie tą meditaciją. Aš papuoliau jau kaip sakiau, ankstesniam įraše į transformacijų sūkurį savo gyvenime, į sielos evoliucijos kelionę, žodžiu, Žemė pabudino mane, nes aš esu viena iš tų, kurių siela norėjo pabusti. Tai, žodžiu, kai prasidėjo visos tos transformacijos ir įvairūs dalykai gyvenime, kai buvo tikrai labai sunku, labai nelengva ir reikėjo kažką surasti, kas padėtų šitoj transformacijos turbulencijai, kaip dabar jau galim pasakyti. Tai, žodžiu, aš be to, kad išbandžiau daugybę visų jau seniai egzistuojančių ir daugybės žmonių naudojamų būdų ir iš tikrųjų ir tų naujų būdų taip pat, tokie kaip ekstrasensai, reikia įvairūs žaidimai, kurie atveria tau akis, irgi buvo išbandyta, bet žodžiu, tikrai naudos iš to buvo mažai. Tiesiog taip, tai turėjo būti, tai turėjo įvykti, visos šitas patirtis buvo reikalingos mano gyvenime. Tačiau vėliau į mano gyvenimą atėjo joga. O su joga atėjo ir meditacija, nes joga iš tiesų yra tai ne tik tai gražus kūnai ir gražios pozicijos, asanos, nors aišku daugybė socialinių tinklų dabar gražus kūnai, mokytojai jogų demonstruoja tos gražius kūnus ir tai iš tikrųjų irgi labai geras irgi dalykas, bet tai kaip šalutinis poveikis, jeigu tai atsitinka, kad tu, ne kad atsitinka, bet jis atsitinka, jisai iš tiesų, jeigu tu užsiimi jogą, tai kaip šalutinis poveikis, kad tu turi gražų kūną ir gali atlikti įvairius vyrestas asanas. Tai štai, tai iš tiesų joga yra apie proto, kūno ir sielos balansą ir harmoniją. Tai va, ir čia dabar, kalbant apie meditacijos dalį, tą jau išimtą iš jogos, tai reiktų pasakyti, kad meditacija tai būtent yra sielai ir protui. Protui nuraminti ir sielai surasti. Tai iš tiesų meditacija nėra, nežinau, kaip galbūt daugelis gal manot ar įsivaizduojat ir šiaip daug kur iš tiesų yra pateikiama, kad tai yra begalinis sėdėjimas kažkoks valandas nejudinant kūno ir šitą mes iš tiesų, ką aš čia noriu pasakyti, kad čia man guli vis taip maivosi, man numušė mintį. Žodžiu, kad meditacija ta tikroji, kuri labai daug naudos duoda šiaip paprastam žmogui, tai nėra sėdėjimas valandas ten nejudant. Taip, tai meditacija, taip, tai yra nejudėjimo būsena. Ir iš tiesų, kas atsitinka galbūt nemaloniausia, pradedant medituoti ir dėl ko žmonės iš tiesų nemedituoja, tai be jokios abejonės, kad tai visos mūsų matricos ir sistemų visų, kaip sakyti, toks užprogramavimas, kad tai nėra išvis nei reikalinga, nei naudinga, nes matricai ir sistemoms tai nėra reikalinga ir naudinga, nes joms svarbu, kad žmogus būtų išorėje, kad jis kažkur bėgtų, lėktų, kažko siektų, nežinau, su kažkuo varžytųsi ir žodžiu, čia tokie matricos dalykai yra ir matricos suinteresuotumas, kad žmogus nebūtų ramybės būsenoje ir kad jo protas nebūtų ramus.
Tai va, bet čia kitą filmuką aš čia parašysiu apie tai truputėlį. Tai va, apie meditaciją. Baisiausia yra žmogui atsisėsti meditaciją dėl to, kad jisai tada lieka pats su savimi. Ir jį gali užpulti daugybę minčių, kurios tikrai nėra malonės, kaip tokios kaip baimės įvairios, kažkokie kaltinimai, kažkokie nusivylimai, nepasitenkinimai, žodžiu, visokių tų minčių ir taip tai yra tai, su kuo žmogui teks susidurti būtent transformacijos kelyje ir sielos evoliucijos kelyje, kuris dabar vyksta Žemės planetoje, tai be šito žmogus vis tiek kaip sakyti, nepereis į tą platesnės sąmonės būseną ir tikrai reikės su tom visom mintim savo susidurti, bet su jom galima iš tiesų susidoroti. Bet apie tai aš irgi kitame filmuke papasakosiu. Šiandien apie meditaciją. Tai va, ta meditacija iš tikrųjų gali būti 3 rūšių. Tai pirmasis toksai, tai yra toks sugrįžimas į save, tokia trumpa meditacija galėtų būti, kuri galėtų būti taikoma bet kada, bet kokiose situacijose, kai galbūt atsitinka kažkoks sumišimas, kažkokia stresinė būsena, kai, žodžiu, kai patiriam kažkokius neigiamus įvykius arba kai kyla kažkokia emocija, tiesiog galbūt ir nepatyrus įvykių, bet jau, nežinau, visų įvykių gyvenimo pasekmei atsiranda kažkoks nerimas. Tai galima, labai gera praktika yra susikoncentravimo, tai tiesiog atsisėsti, užsimerkti ir taip sujungti save į ašį. Tiesiog sakyti kakta, pakaušis, stuburas. Ir taip save sujungti į ašį, visiškai ramybei keletą akimirkų pabūti, tiesiog pakartoti kakta, pakaušis, stuburas. Ir taip tada žmogus tarsi sugrįžta į save. Tai čia tokia trumpa meditacija. Taip pat trumpas tokias 5 minučių netgi meditacijas galima taikyti, pavyzdžiui, kiaurą dieną dirbant kažkur ir galbūt per poilsio akimirką vietoje parūkyti, tai nuveiti ir tas 5 minutės tiesiog atsisėsti ir visiškai ramiai pabūti su savimi. Ir vėlgi čia galima, kad tos mintis neužokupuotų nuolatos galvos, tai tiesiog garsą aum sakyti. Tai yra garsas, kuris padeda irgi nuraminti ir sujungti ten visą tą gyvybinę energiją mūsų kūne, tiesiog aum. Tai va, arba galime nieko nesakyti, tiesiog užsimerkti ir koncentruotis į krūtinės sritį arba į čia kaktos sritį ir tiesiog kvėpuoti ir sekti savo kvėpavimą, iš lėto kvėpuoti arba skaičiuoti tą kvėpavimą, bet žodžiu užtenka 5 minučių. Tai va čia vienas toks meditavimo būdas. Antras meditavimo būdas yra, kai mes norim jau gilesnės, kaip sakyti, tokio gal gilesnio jausmo ir susijungimo su savimi. Ir kai jau mes turim išreiškę ketinimą, kad mes tikrai norim nuraminti tą savo protą ir kad mes norim, kad mūsų gyvenimas iš tiesų pasikeistų. Vat jau mes turim tą ketinimą ir mes tada darom tas ilgesnės meditacijas. Beje, meditacijas pradėti visiškai labai rekomenduoju visada nuo kvėpavimo pratimų. Tai vat yra jų tikrai daugybė ir internete galit pasižiūrėti ar šiaip kažkur nuveikti, palankyti tų pačių jogos užsiėmimų ir ten visada moko šiek tiek tų kvėpavimų. Tai vat pirmą pakvėpuoti, o tada įeiti tą meditaciją. Ir tai irgi neturi užtrukti kažkiek tų nežinau, valandų. Tokias meditacijos gali būti nuo 10 iki 20 minučių kiekvieną rytą. Ir 5 minutės pakvėpuoti, 5 pamedituoti, ar 10 pakvėpuoti, 10 pamedituoti. Ir žodžiu, tokia vat ta meditacija. Ir jau kai mes išreiškiam tą ketinimą, kad mūsų gyvenimą, noras tas atsiranda, kad mūsų tas gyvenimas pasikeistų, o iš tikrųjų, nežinau, didelį dalį žmonių, manau, kad gyvenimas pats pradės versti juos kažką daryti kitaip ir atves galbūt prie to
to noro, kad ko čia imtis, kad tas gyvenimas, ta būsena pagerėtų. Tai va, ir tada ta meditacija tokia kaip pakvėpavimo, proto nuraminimo, ir tada dar prisideda užsipildymo šviesa, meilė, šviesa ir tyrumu. Tai yra iš Kūrėjo šaltinio dieviško, mes galim užsipildyti per visą savo čakras, užsipildyti tą šviesą ir, žodžiu, ir pakeisti tą tokią blogą, neigiamą energiją, ten, nežinau, visokių mūsų užsuktų per visą gyvenimą ir praeitų gyvenimų karmas, tą energiją mes ją galim išvalyti. Dabar yra toks ypatingas laikas Žemėje, kad mes galim tą karmą uždaryti ir žodžiu, prisipildyti tą šviesos energiją ir žodžiu, visokių dalykų gali čia su mumis atsitikti. Tai va, iš patirties sakau, nes tikrai irgi kaip ir visi žmonės dabar gyvenantis planetoje, nėra tokių suaugusių žmonių, kurie neužsuko karmas ir neturėjo ten, nežinau, ir patys blogai nesielgė, nelinkėjo kitiem ten ko nors nelabai gero. Ir aišku, vieni daugiau, kiti mažiau, vieni labiau leido save skriausti, kiti galbūt skriaudė, bet, žodžiu, ir tie gali irgi uždaryti savo karmas ir prisipildyti tą meilę ir šviesą. Tai va, čia yra antra meditacija, o trečia meditacija tai yra būtent, nuo ko aš ten pradėjau, kad žmonės galbūt įsivaizduoja, kad žmogus turi atsisėsti ir sėdėti, arba ten važiuoti į kažkokias ypatingas vietas ir visa kita, ir ten sėdėti, medituoti, užsimedituoti. Tai iš tikrųjų visi šitie ilgai sėdintis, medituojantis asmenys, kurie vadina save dažnai jogais ir tokiais kaip nepažengusiais, ten, žodžiu, aukšto lygio jogais. Tai iš tiesų jie medituoja tam, kad pajaustų tą palaimos būseną ir atsiskirtų tarsi nuo fizinio kūno. Tai vėlgi, kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti iš vis ar medituoti, ar nemedituoti ir kaip medituoti. Ir čia visiška laisva valia ir gali tu sėdėti kalne ir atsiskirinėti nuo savo kūno, tačiau vis tik, mano tokiu giliu įsitikinimu ir požiūriu, tai kam tada mes čia Žemės planetoje gyvenam, tokioj nuostabioj, kur tiek daug nuostabių dalykų, kad mes išeitume į kalną arba į mišką, ten sėdėtume ir užsimedituotume, žodžiu, iki to atsiskirimo. Tai va, tai tie žmonės medituoja labai ilgai ir iš tiesų tegul jie sau ir medituoja. O jeigu jūs pasirinksite tą pirmą ir antrą meditacijos būdą, tai iš tiesų jums, kaip sakyti, atsitiks daug nuostabių dalykų. Jūs per tą meditaciją iš tikrųjų išgirsit save, nusistatysit taisyklės, netgi savo gyvenime naujas taisyklės ir jūsų gyvenimą keičiantį žaidimą. Tiesiog meditacijoje ateina įvairių minčių kitą sykį, bet žinoma, tai yra ilgas procesas, kol tos neigiamos mintis, baimės ir neigiamos energijos yra pakeičiamos šviesiomis energijomis ir kitomis mintimis, tai užima laiko. Tai va, ir dabar, kad čia ilgai nebeužtrukčiau, aš jums truputėlį greitai pasakysiu rezultatus meditacijos. Žodžiu, jeigu jūs tos meditacijos pradėsit laikytis disciplinuotai, kaip sakant, bet kita vertus vėlgi disciplina, man tas žodis tai labai nepatinka. Bet taip, galbūt kartais tada, kai galvoji, kad galbūt geriau paskrolinsiu arba eisiu su kažkuo paplepėsiu, tai galbūt geriau nueiti ir pasėdėti 5 minutes užsidarius ir pamedituoti. Tai šitą įprotį taip reiktų keisti arba ryte, kad pamedituoti, arba vakare, žiūrint pasirinktinai, kada kam laikas labiau tinka ir patinka. Tai va, rezultatai tai yra tokie, kad gyvenimas taps be reikalavimų, be prašymų ir be baimės. Tada nebeatsiranda, tiksliau dingsta toks dalykas, kas man iš tiesų buvo labai nuostabu ir aš tikrai negalvojau, kad taip gali būti, kad tu nustoji reikalauti iš gyvenimo, kad tau kažkas kažką yra skolingas, kad tarsi tas jausmas, kad kažkas tau kažką turi duoti.
bet kartu ateina ir tas suvokimas, kad ir tu niekam nieko neprivalai, ir tau niekas nieko neprivalo. Ir ta išvis mintis, kad nugi mes turim ten daryti gerą ir nežinau, ten toj tradiciniai jogai indų irgi reikia eiti daryti, kad ten tą karmą kažkokią savo užsidirbti. Tai žodžiu, tu daryti gerą gali kitam tik tada, kai tu pats esi prisipildęs tuo gerumu, nes jeigu tu dalini iš trūkumo, tai tu trūkumą padalini. Tai, va. Tai žodžiu, tas va, pirmas irgi meditacijos rezultatas, tai kad be reikalavimų, be prašymų ir be baimių tu gyveni. Tu nieko nebeprašai, nebemaldauji ir to Dievo nebemaldauji, kad o Dieve, tu man kažką ten padaryk, padėk. Jau, žodžiu, arba, nežinau, iš kažko reikalauji, arba tikiesi, galbūt tiesiogiai nereikalaudamas, kad kažkas tau privalo dabar kažkaip tai kažką padaryti. Tai jeigu žmogus nenori, tai jis tau nieko ir neprivalo. Žodžiu, nebūk tu su tuo žmogum. Jeigu tau atrodo, kad jisai nedaro ten kažko, ką jisai turi daryti, tai ir reiškia, ir neturi jisai to daryti. Tai va, ir tada iš tikrųjų nurimsta protas ir nurimsta protas ir ne tik, kad jis kaip sakyti, nebeužsuka visokių, kur dar nuveikti, ką dar padaryti, kur čia nubėgti, kur čia, nežinau, sudalyvauti, suspindėti, ar dar kokį vėsą žina, kokių dalykų nuveikti. Tai vat nebėra nei tų norų, iš vis norų sumažėja ir norų sumažėja tų materialinių dalykų įsigyti, o automatiškai tada ir dirbti galima mažiau, nes ir pinigų reikia mažiau. Tai va, ir mažiau sunkaus darbo. Ir tokios laisvės atsiranda. Tai va, ir taip pat tos meilės širdyje labai daug atsiranda daugiau ir pasitenkinimo tuo, ką jau turi. Nes tiesiog tu, kai būni su savim, tu susijungi su savo siela, o sielai tai kažkokių labai daug dalykų materialių nereikia. Jei užtenka kaip paukštelis kur nors čiulba, arba saulė gražiai šviečia ar leidžiasi, žodžiu. Tai va, ir va, tokie va pagrindiniai pliusai meditacijos. Tai labai tikrai, jeigu niekas nebandėt dar kas pamedituoti, tai tikrai labai rekomenduoju pabandyti, nes visada bandyti kažką naujo yra labai sveika ir naudinga, o tuo labiau, kad iš tiesų mes dabar gyvenam tokiais laikais, kai turėsim suktis į save, o meditacija būtent čia yra įrankis gręžimuisi į save. Bet vėlgi, ne visi tą pasirinks ir todėl čia labai svarbu renkantis tam tikrus dalykus dėl savęs, nežiūrėti, ką renkasi kiti. Tai va, išgirskit save ir rinkitės tai, ko jūsų siela jūs ragina pasirinkti. Iki.